tiesiai Gaišpicė. Antras kalnas su sniegu. Sulzfliuch vadinasi. Ten prieš metus aš jam buvau birželį. Valėtas. Maršrutas įeina per tą viršų. Lengviausias. Čia kitas slėnis. Relstalė. Čia dabar viršūnėlė yra debesyse, bet tuoj gal pasitrauks parodysiu. Ir gan daug žmonių matau. Vakar dar iš ryto lijo, bet jau šiandien geras oras. Ir šita vieta labai įdomi. 3 bokštai, dabar 2, jeigu žiūrėti tiesiai, ir po jais toks kaip nupjauta yra tokia plokštuma. O 3 biškį kairiau yra, irgi čiut matosi, iš debesėlių lenda. Nu, čia vat yra, ja, ir skitūras yra ten, ir lipimo yra čia visokių. Ir iš kitos pusės ten labai yra stačios sienos. Ir šveicarai atvaro iš kitos pusės lipti, ten tokie kelių šimtų metrų maršrutai. Uoliniai, bet iki tolokai. O aš, va, eina čia į Gaišpicę. Žalis, kitos viršūnėlės, ten žmonių yra. Maršrutėlis, aš eisiu, ten nusuksiu kažkur žemyn, aš ten į kitą slėnį tolyn dursiu. Tokie reikaliukai. Aš aplenksiu to. Kažką pafilmuosiu. O į šitą pusę. Čia žiemą, čia populiarus skitūrininko šitas šlaitas. Čia irgi ten kelis kartus drožiau. Nes nuo kurortėlio čia per pusvalandį galima kažkur net nukapoti, jeigu pasistengus. Paskui žemyną varyti iki keltuvo galima. Toliau paskui galima antrą kartą arba kažką kitką daryti. Eina visas maršrutas čia. Yra 2 valandų 15 oficialus iki tos Gaišpicės. Ketera tokia, vietom jinai siaura yra iki metro susiaurėja. Ten kai kur pusiaus vaizdelį, tai kai iš dokumentinio kokio gražaus filmo žiūrėti. Tik tai viską savo akimą, tai aišku, fantastika čia. Nu ir aš tada trumpai nusprendžiau, kad visi video kažkuo būtų naudingi, tai trumpai pakalbėsiu apie taktiką. Kaip čia pasakyti, trekingų, ne visai trekingas tai yra, kai kelias dienas kalnais eini su... Čia labiau lietuviško žodžio net nėra. Vaikščiojimas kalnais nelabai, hikingas tai toks nelietuviškas žodis, o aš stengiuosi parazitinių visokių žodžių nenaudoti ir puoselėti lietuvių kalbą, taip kad reikia jeigu nėra, sugalvoti kažką tokio. Arba vartoti tarptautinį atitikmenį kažkokią, kur kitom kalbom taip pat skamba. Tai haikinimas, kas turit idėjų, kaip haikinimą pavadinti lietuviškai, parašykit komentaruose. Ir aš noriu, pas mane patirtis yra 20 metų vaikščiojimo kalnais, taip galima sakyti. Pirma kelionė buvo, beveik nėra, 17 metų. 2007 į Elbrusą pavyko užlipti, tai buvo pirma kelionė į kalnas 2007 ir nuo to laiko kiekvienais metais nemažai iš čia praeinu. Tai ir atidirbau tokią, išbandžiau įvairius variantus ir aišku, kas tinka vienuose kalnuose, gali netikti kituose, bet aš kalbėsiu tada apie tuos dienos žygelius, haikinimas, ne haikinimas, o vadinkim dienos išvyka, dienos žygelis gali būti. Tai dar radialiniais vadinami tokie, kai iš bazinės stovyklos išeinama kažkur, tikslas pasiekiamas ir nusileidžiama paskui tą pačią vietą. Tai
kad visą dieną pas mane, visą dieną šiandien užtruksiu, tai aš taip dėlioju, reikia padalinti visą tą etapais. Tai iš pradžių didesniais, o paskui mažesniais. Tai pas mane tokie 2 didesni etapai, vienas kažkur turėsiu šiandien sustoti pavalgyti, nes aš nieko nepasiėmiau, tik tai vandens turiu kuprinėj ir striukę nuo lietaus, nors to lietaus šiaip neturėtų būti, bet kalnuose visko gali nutikti, tai geriau turėti ir jos neprireikti, negu kai neturi ir to prireikia. Tai va, čia panašiai ir su ciklopu yra žibintuvėlė ant kaktos. Ir tai aš planuoju tada Lindau ir Hiutė stoti, kur pasistiprinsiu kažkada Sevas. Ir tada turėsiu dar iki to turėsiu, tarkim, kelias valandas ir pas mane jėgos, kad neišsektų. Pirmą dalį aš daugiau taupysiu jėgų, kas valandą stosiu po 5 minutės, tokį pasigrožėti, pailsėti, gal atsigerti. Šiaip atsigerti geriau kas pusvalandį daryti, jeigu karštis yra. Kankina, geriau gerti. O jeigu labai karšta, tai ir kas 15 minučių. Tiesiog intervalus vienodus daryti, kad paskui nebūtų į dienos galą, jeigu tu tikslo nepasiekiau, tam vis tiek reikia varyti ir tau jėgos pasibaigia, tai, žinai, geriau nelikti nakvynės ten, kur neplanavai, o viską organizuotis taip, kad sklandžiai eitų. Tai dažniausiai man pasiteisina strategija, tai kas pusę valandos atsigerti ir kas valandą sustot pailsinti, atsikvėpti, tiesiog pakeisti veiklos veiklą kardinaliai, kad jeigu eini, tai sustoti. Arba jeigu bėgi, tai paeiti kelias 5 minutės ar kažką. Ir įvairiuose, su slidėm panašiai galima skiturinant tokius dalykus daryti. Tai tiek apie taktiką. Ir dažnai būna pradžioj, kad visi labai greiti. Paskui tas greitumas, ypač ten pas nepatyrusias, greit baigėsi. Tai yra pradžiai, kad neužsiduoti tempo tokio biškį per didelio. Kai su patirtimėsi, tai tas negalioja, bet tarkim, kai nedidelė patirtis. Ir sakyčiau, kad jeigu nedidelė patirtis ir visą dieną planuoji žygelę praleisti, tai tada reikia pirmą tą dienos pusę maksimaliai lėtą tempą kabinti, bet tas tempas turi būti maksimaliai lėtas, bet be sustojimų. Ne tai, kad kaip čia lietuviškai pasakyti, nevartosiu negražų žodžių, paėjai. Ir gerai kažkaip pabėgo mintis, tai parodysiu gražių vaizdų. Žodžiu, pradžioj nesiduokit tempo per didelio. Norėjau tą pasakyti. Ir aš atsimenu, kai pirmi žygeliai, pirmos dienos kalnuose pas mane būdavo be patirties ar su mažo patirtim, tai darydavau taip, kad eiti, atrodo, pamokė kažkas iš Montės magijos vadovų, gal ten buvo Rolas žygas tau, Rolai tau linkėjimai, kad aišku žiūri. Žodžiu, judėti žingsnis po žingsniuko, kuo mažiau, kad mažiau vargtum, mažiau taškyti energijos reikia, pašalinių judesių kuo mažiau, visas kūnas tokiu būdu tauposi jėgos, kai kuo mažiau be pašalinių visokių judesių darai. Ir žingsniukai turi būti kuo mažesni, kad bent jau pirmą valandą, kad neužkalti ten kokių kojų raumenų, kas paskui visą dieną sugadins, jeigu užkalsit, paskui visą dieną skaudės ten sąnariukai, kojas ten, niekaip negalėsit, nesuprasit, kas darosi. Jeigu čia būna padegini biškį sąnariukus pradžioje, be tokio lengvo apšilimo, tai būna, kad tos kojas kaip medinės pasidaro tokias
kaip kokios būtų vapsvos ar bitės sugėlusios. Na ir tada labai eina lėtai judėti. Tai geriau, kad tokios kojos jau į vakarą pasidarytų. Tai paskui, nes geriausias, lengviausias būdas paskui jas tai reikia į šaltą vandenį kišti, atgaivinti arba tiesiog atsisėdus reikia ištiesti koją, sėdėti ir pasiilsi. Tokia sėdimoji pozicija ištistom kojom. Bet jeigu yra kažkur šalto vandens, kalpiuose dažnai būna padaryta kojom. Nu, matau, 10 minučių šneku. Yra Kroicijo, yra vidurinė šitam maršrutėlį einant, jis yra 2:15, yra varšinėlė tokia tarpinė. Paskui nuo jos biškį žemynį. Gai špicė, ten matosi daug žmonių. Čia, reikia net sniego lauką kirsti. Ten dar likę tikrai gražios labai vietos ir tokių tikrai niekur nepamatysi, nes kiekvieno kalnų nėra dviejų vienodų panašių. Tik tai gali būti kažkokia augmenija panašių būtų ir ten gyvūnija. Pamačius kalnų viršūnės slėnį, tai niekur nėra panašus. Tai kas nori unikumo, tokio gražaus pamatyti ir biškį tokį ekstremą patirti, tai galite atvažiuoti pas mus rugpjūtį. Ta vieta dar kartą, labai atsidengia gražiai. Klarstas sniego, ten yra pavojingas, ten yra šalia, gal užstoja čia iš tikrųjų šitos perspektyvos nesimatos, yra ten tokia viršūnėlė, gali būti, kad ta kažkur po žalsva tokia skitūrinė ten tokia viršūnėlė ir ten dažnai būna lavinos, tai eina tam kularė, kai sniego daug ir ten būna pavasariop, ten varo daug jau tokių pradžioje žiemos, ten pusė žiemos nieks nevaro, bet paskui jau ten vasarį pradeda varyti, tai ten buvo ir pernai užvertė ten didelę grupę, ten su sniegžengiais, ten paskui, man atrodo, visus gal išgelbėjo, ten gal pigų aukų, ten dabar net nepatsimenu, gal vieną ar dvi aukos gali kažkur galėjo būti. Nu, ten mano, aš ten gyvenu, iš ten atvažiavau su dviratuku. Tai tokių gražybių hebrytėm, tai toliau judu. Laukia ilgas kelias. O šiek tiek aptarėm taktiką, kokia yra dienos žygeliams. Ir tikiuosi, kad kažkam buvo naudinga. Parašykit, kam buvo naudinga. Reikia, verta.